Ir matome, kad galiausiai bum, kaina nuėjo tiesiai į mūsų take profitą ir jie galiausiai grįž atgal į downtrendą, bet bum, mes būtume čia pasidarę nemažai pelno vien tik su šiuo trendline. Sveiki sugrįžę į dar vieną Amber kripto video ir šiandieną toliau tęsime savo edukacinę seriją apie techninę analizę. Taigi pirmasis epizodas susilaukė daug peržiūrų ir laikų, tai mums parodo, kad žmonės nori save edukuoti, nori išmokti apie finansinės rinkas, apie dienos prekybą, apie techninę analizę. Taigi šiandien tęsime toliau. Ir šiandien šnekėsime apie rinkos kryptis ir tendencinę liniją. Tai iš esmės tendencinė linija angliškai yra trendlinas ir tai yra turbūt vienas fundamentaliausių techninės analizės įrankių, kurį kiekvienas privalo žinot, ir kryptis suprasti yra taip pat labai svarbu, nes jūs turite prekiauti pagal kryptį, ne prieš kryptį. Ir taigi pirmasis žingsnis, norint išmokti techninės analizės, yra suprasti, kaip prekiauti su tendencinė linija, suprasti kryptis, kokios yra kryptis, kaip jas išnaudoti ir kaip atidaryti pozicijas, kur dėti stop lossus ir taip toliau. Taigi kol kas, jeigu jums patinka šie epizodai, spausti like, subscribe šiam kanalui, kadangi išleisime dar daug epizodų apie techninę analizę, apie dienos prekybą, apie treidus, apie naujienas ir panašiai, ir keliaujam tiesiai į video. Taigi jeigu norite išmokti dienos prekybos, norite išmokti techninės analizės, pats pirmas žingsnis yra suprasti apie rinkos kryptis. Kokios gali būti rinkos kryptis, ką jos reiškia, kaip jomis pasinaudoti. Pirmas dalykas tai yra 3 rinkos kryptis, yra 3 galimos kryptis. Pirma kryptis yra akivaizdu tiesiog į apačią, tai angliškai gali būti bearish downtrend vadinasi, arba tiesiog kryptis į apačią, iš esmės, kai kaina eina nuo čia, tai yra nuo kairio viršaus į dešinę, į apačią. Kita kryptis yra į viršų, tai reiškia bullish trend angliškai, tai tiesiog, kai kaina kyla į viršų. Ir labai trumpai tariant, tai viskas eina iš kairio kampo apačioje į dešinio kampo viršų. Tai labai paprasta, jeigu kaina keliauja iš čia į viršų, tada mes turime kilimą. Tai viskas gana paprasta. Bet yra ir trečia kryptis. Trečia kryptis tai yra tiesiog, kai kaina eina į šoną. Tai reiškia, tai kitaip vadinasi konsolidacija. Iš esmės kaina nieko nedaro, tiesiog juda į šoną. Tai labai paprastai iš kairės į dešinę. Tai reiškia ne į viršų, ne į apačią, iš kairės į dešinę. Tai dabar pasižiūrim, kaip tai atrodo grafikuose. Esame euras prieš dolerį grafike. Pavyzdžiui, štai čia, ką mes matome? Atrodo gana paprasta. Mes matome, kad kaina juda į šoną. Tiesiog paprastas judėjimas į šoną. Taip, kaina gali daryti miniatiūrinės kryptis į viršų, į apačią, bet matome, kai tiesiog žiūrim į ekraną, matome, kad bendra kryptis rinkos yra tiesiog į šoną. Tai iš esmės reiškia, kad kaina nei kyla, nei leidžiasi, ji tiesiog šokinėja tarp 2 lygių arba tarp 2 kainų. Tai kaip ir minėjau, čia yra kryptis į šoną. Jei mes tarkim pavažiuosime atgal, kokia yra čia kryptis. Čia yra labai akivaizdžiai kryptis eina į apačią. Ir pats pirmas dalykas techninės analizės, ką jums reikia padaryti, tai identifikuoti, kokia yra rinkos kryptis. Ir pavyzdžiui, čia matome, kad rinkos kryptis yra į apačią. Čia matome, kad rinkos kryptis yra į šoną. Ir tada galim paeiti ir pažiūrėti kitą pavyzdį. Ir pavyzdžiui, štai čia mes matome, kad rinka kyla į viršų. Iš apačios, iš kairės į dešinę į viršų. Tai reiškia, kad kaina pakilo. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrėsim, tarkim, į auksą ar į bitcoiną, nesvarbu kur, dažniausiai čia yra kaina ir kaina vis didėja į viršų. Ir reiškia, jeigu kaina ir šios žvakės eina į viršų, tada kaina kyla ir mes matome tą kainos kilimą. Tai čia yra labai fundamentalinis dalykas ir kodėl tai svarbu, tai iš viso, kai atsidarote grafikus ir norite atlikti techninę analizę, pirmas dalykas, ką turite padaryti, tai identifikuoti kryptį ir tada pagal tai prekiauti. Tai labai svarbus dalykas, kurį turite jau dabar suprasti, tai kad jeigu rinkos kryptis eina į apačią, jūs esate suinteresuoti atidarinėti pardavimo pozicijas, tai reiškia shortinti rinką, kadangi kaina eina į apačią ir jūsų tikslas yra shortinti. Ir dabar galbūt jums atrodo tai gana akivaizdu, bet labai daug traderių, netgi kai kaina eina į apačią, jie tiesiog atidarinėja longus ir juos vis sustabdo ir sustabdo ir sustabdo. Nes jie vis tikisi, kad, pavyzdžiui, čia bus apsisukimas ir jų longas bus geras. Arba, pavyzdžiui, štai čia kaina jau taip žemai, tai bus apsisukimas ir jie atidarys longą čionais ir viskas bus gerai. Bet iš tikrųjų tiesiog greičiausiai nueisi vėl į minusą, nes kaina tiesiog eina į apačią. Tai pirma labai svarbi taisyklė, tai neatidarinėkite pozicijų prieš kryptį.
Tai dėl to yra labai svarbu identifikuoti kryptį. Ir netgi svarbu yra suprasti, kada kaina eina į šoną, nes tada reikia išvis vengti prekiauti. Tai pavyzdžiui, jeigu kaina eina apačią, mes atidarinėjame shortus. Jeigu kaina eina į viršų, mes atidarinėjame longus. Labai paprasta, labai fundamentalu, bet labai svarbu. Tai vat kitas dalykas, kai kaina eina į šoną, tada mes paprasčiausiai vengiame prekiauti. Ir pats pirmas įrankis šioje visoje edukacijoje, kurį mes naudosime, tai yra angliškai trendline'as, lietuviškai tendencinė linija. Greičiausiai vadinsiu trendline'u, nes tendencinė linija tai yra toks grinai lietuviškas vertimas, kuris man nelabai gerai skamba. Taigi, tarkime, atsidarome savo grafiką ir pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, kaip minėjau, tai yra identifikuoti kryptį. Ir ką mes čia matome? Mes matome, kad kryptis yra downtrendas, bearish trend, reiškia iš esmės judame iš kairės viršaus į apačią. Tai tada mes galime pasimti savo pirmą įrankį, jis vadinasi štai taip, trendline, arba kaip ir minėjau, lietuviškai tendencinė linija. Tai ką reikia suprasti apie šią tendencinę liniją ir kaip ją naudotis. Ir su šia linija mes galime labai paprastai pasižymėti savo grafiką. Taigi, jeigu kaina eina į apačią, jeigu yra bearish trendas, matome, kad kaina va štai čia padarė tokią kaip bangą į viršų ir čia yra viršus, kainos viršūnė. Tai mes turime paimti šią viršūnę ir tada žiūrime, kur yra kita viršūnė. Kita viršūnė yra štai čia. Labai paprasta, tiesiog padaro bangą ir čia yra viršūnė. Labai akivaizdu, kadangi kaina čia pajudėjo viršų ir tada čia apsisuko ir čia yra viršūnė. Ir keliaujame iki trečios viršūnės, kuri yra štai čia. Ir taip mes nubrėžėme savo pirmą trendline'ą. Tai jeigu yra bearish trendas, kaina juda į apačią, tada mes sujungiame viršūnės. Jeigu kaina eina į viršų, tai reiškia yra bullish trendas, pavyzdžiui kaip čia, tada mes sujungiame žemumas. Pavyzdžiui, mes štai čia turime žemumą, mes štai čia turime žemumą, mes štai čia turime taip pat žemumą ir taip toliau. Viskas gana akivaizdu, kadangi mes čia matome, kad kaina tiesiog kopia į viršų ir daro tokias bangas. Ir labai akivaizdu, kad čia yra apsisukimai, čia yra žemuma, žemuma, žemuma. Čia yra aukštuma, aukštuma ir aukštuma. Taigi, jeigu kaina eina į viršų, mes sujungiame žemumas. Pavyzdžiui, štai taip, paėmė trendline'ą ir štai taip sujungiame žemumas. Ir mes dabar labai akivaizdžiai matome, kad kaina kopia į viršų ir mes matome, kur yra prisilietimo taškai prie šios tendencinės linijos. Ir dabar matome, kad prieš tai mes matėme, kad kaina eina į apačią, bet mes nematėme, kur potencialiai galėtų būti apsisukimo taškai. Bet dabar su šiuo trendline'u, su šiuo įrankiu mes jau galime nuspėti, kur, pavyzdžiui, potencialiai bus kita viršūnė. Tai taip ir veikia techninė analizė. Mes analizuojame grafikus tam, kad nuspėtumėme ateitį. Tai žiūrime, kas vyko praeitie ir nuspėsime ateitį. Taigi, jeigu šiek tiek paleisime kainą, mes matome, kad tiesiog trendas tęsis į apačią. Nieko naujo nevyksta, bet kadangi mes turime šį trendline'ą, bet štai čia turime viršūnės, kurias sujungiame, viena viršūnė, antra viršūnė ir panašiai, mes jau galime spekuliuoti, kad štai čia kažkur gali būti trečia, tai yra ketvirta šiuo atveju viršūnė. Tai neaišku, ar viršūnė bus štai čia, ar ji bus štai čia, ar ji bus šiek tiek aukščiau iš viso, nes trendline'as tai nebūtinai jis turi būti labai tikslus, jis gali būti šiek tiek apytiksliai aplink kainą. Bet mes jau žinome, kad greičiausiai kas dabar bus, kad kaina sugrįš iki šio trendline'o ir vėl keliaus į apačią. Tai dabar, pavyzdžiui, paleidžiam kainą ir pasižiūrime, kas bus. Matome, kad kaina juda į apačią, po truputį dabar panašu, kad galbūt sugrįž iki mūsų trendline'o ir bam, sugrįžo iki mūsų trendline'o, beveik ten, kur nuspėjome. Ir dabar, kaip ir minėjau, trendline'as tai nereiškia, kad tai yra tiesiog juosta, tai turėtų būti labai didelė, kadangi visa ši zona aplink trendline'ą yra didelis resistance. Ir kaip ir minėjau, ko mes dabar tikimės, mes tikimės, kad kaina kažką padarys štai čia ir jie galiausiai grįž atgal į downtrendą, kadangi kaina eina į apačią. Tai ką mes darytume šiuo atveju, mes atidarinėtume short poziciją. Ir jie atrodytų maždaug štai taip, kažkur čia stop lossas gali būti ties praeita viršūnė, gali būti ties užpraeita viršūnė arba tiesiog kažkur per vidurį ir tada targetas, vėlgi targetus dabar mes, arba take profitas kitais žodžiais, tai dabar irgi neskaičiuosime take profito, bet tiesiog apytiksliai kaip atrodo pozicija. Tai reiškia, ši pozicija, kodėl ji yra labai logiška, nes kryptis yra į apačią. Mes identifikavome, mes pasižymėjome trendline'ą, tai yra tendencinė linija ir dabar mes jau matome, kad kaina labai tiksliai gali nueiti į apačią.
ir labai gana paprasta prekyba. Taigi mūsų yra toks spėjimas pagrįstas techninės analizės pagrindais, kad kaina štai čia eis į viršų ir mes dabar paleidžiam tą kainą ir žiūrim, kas bus. Galim šiek tiek pagreitinti ir matome, kad galiausiai kaina nuėjo tiesiai į mūsų take profitą. Ir realiai mes tiesiog nuspėjame ateitį. Tai buvo šiek tiek pasišakojimų, štai čia kaina sugrįžo, bet kadangi čia yra downtrendas, mes niekada negalim tiksliai nuspėti, kada kaina toliau keliaus į apačią, bet mes spėjom, kad bus štai taip ir realiai taip ir įvyko. Taigi taip vyksta prekyba su tendencinė linija. Tai iš esmės, kai viskas vyksta štai taip, kai yra kainos judėjimas į apačią, mes jungiame viršūnės ir mes tikimės, kad kaina kris toliau. Tai kaip atrodo viskas, kai yra uptrendas, tai reiškia bullish trendas, pavyzdžiui, trendline'as tai yra tokia kaip zona aplinkui. Ir pavyzdžiui, štai čia mes matome, kokia čia yra situacija. Palietė mūsų trendline'o zoną ir mes atidarome čia buy poziciją. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, neturėtume šio trendline'o, tada mes nežinotume, kada kaina eis toliau į viršų. Galbūt jį čia dar eis į šoną, galbūt jį čia eis į apačią. Bet kadangi turime šį trendline'ą, tendencinį liniją, kuri mums parodo, kad, pavyzdžiui, štai čia jau bus judėjimas į viršų. Ir mes pasidarome štai taip, atsidarome poziciją, padarome stop lossą, take profitą ir paleidžiame kainą ir žiūrime, kas bus. Tai akivaizdu jau matėme, kas bus prieš tai, bet mes būtume čia pasidarę nemažai pelno vien tik su šiuo trendline'u. Ką labai svarbu suprasti, tai kad trendline'as yra valid, jis yra veikiantis tik tada, kai turime 3 prisilietimus. Tai reiškia, pavyzdžiui, štai čia. Jeigu mes pasižiūrime štai čia, mes jau čia turėjome kelis prisilietimus. Turime vieną štai čia ir tada turime antrą štai čia. Tai jeigu turime 2 prisilietimus, tai dar nėra trendline'as, nes jūs galite paimti, sujungti bet kokius 2 taškus ir jums atrodys, kad ten yra trendline'as, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai paprasčiausiai tiesiog yra 2 taškai, kuriuos galite sujungti ir tai dar nėra trendline'as. Trendline'as yra, kai jūs pamatote, kad kaina respektina tą trendline'ą 3 kartą, tai reiškia 3 įvyksta prisilietimas. Tada jūs žinote, kad čia tikrai yra trendline'as ir jis yra veikiantis. Nes pagalvokite, jeigu jūs nubrėžite liniją ir kaina 3 kartus atsižvelgia į tą liniją, ji būna reversinta, tai yra pakeičia kryptį tenais, tai yra 100% jums parodo, kad čia yra trendline'as ir jis yra veikiantis. Taip, jis ne visada veiks, kartais jisai ir bus pralaužtas, nes kaina neina visą laiką tik į vieną pusę. Bet kol kaina eina į apačią, mes čia matome, kad šis trendline'as yra veikiantis. Matome, kad tai esmės nekeičia, abu kartus čia būtume pasidarę nemažai pelno su paprastu trendline'u. Todėl techninė analizė yra labai stipri ir čia yra tik pirmas įrankis, kurį aptarinėjame ir yra dar labai daug kitų įrankių, kuriuos aptarinėsime. Tai jeigu norite pradėti toliau save edukuoti namie, tai siūlau eiti ir paieškoti ir pabandyti išmokti brėžti trendline'us. Jeigu patiko šis video, spausti like, subscribe ir laukite kitų epizodų, kur toliau tęsime savo edukaciją.